Vartoti vaistus nuo skausmo šiuo atveju nepadės. Ir kas sukelia tą atspindėtą skausmą, kuris jaučiamas akies gilumoje, aplink akį virš antakio ir gali net būti susijęs su galvos svaigimu bei spengimu ausyse. Tai yra EC raumuo. Šis pratimas padeda raumeniui pradėti atsipalaiduoti. Tai tarsi pasiruošimas, kad galėtume saugiau ir mažiau skausmingai deaktyvuoti trigerinį tašką. Be to, šis pratimas dar padeda pagerinti kraujotaką ir jau atpalaiduoja fasciją. Tai yra paviršinis masažas, švelnus masažas. ECO. Čia už ausies. Leiskite man paimti savo monitorių, kad galėčiau stebėti, ar jūs gerai matote. ECO prasideda čia už ausies ir leidžiasi iki krūtinkaulio pradžios. Taigi tai yra šis kelias, ši masė, kurią mes masažuosime. Imkite iš priekio ir iš užpakalio. Svarbu visada naudoti priešingos pusės ranką. Taip mums lengviau kontroliuoti, gerai? Imkite čia, iš priekio ir iš užpakalio. Jūs stumsite ir trauksite šią raumenų masę, nespausdami, neversdami. Darykite taip, lyg supuotumėte raumenį. Stumkite ir traukite tokiu tempu, kuris jums yra maloniausias ir patogiausias. Leiskite žemyn, sekdami visą šį raumenį, visą jo eigą, visą kelią, kuriuo jis eina. Jei kyla sunkumų, tiesiog perskaitykite. Prisiminkite, kur jis prasideda ir baigėsi ir sekite tą kryptimi. Judėkite aukštyn ir žemyn, neskubėdami, gerai? Darykite tokiu tempu, kuris jums malonus. Jau netrukus pajusite, kaip raumuo pamažu atsipalaiduoja. Patarimas. Jei jums sunku, šį pratimą galite atlikti gulėdami. Štai taip. Masažuokite, švelniai judinkite, judėkite aukštyn ir žemyn, palei raumens eigą neskubėdami minutę. Ir antras patarimas. Jei skausmas yra abiejose pusėse, masažuokite abi pusės. Žinoma.